Parduotuvių lentynas per sunkmetį vis labiau tuština ilgapirščiai. Baltijos šalyse vagys išnešė iš parduotuvių prekių beveik už milijardą litų. Kas vagiama, domėjosi Viktorija Rinkevičiūtė. Žvitrios prekybos centrų apsaugos darbuotojų akis ir kiekvieną pirkėjų žingsnį sekančios kameros nebeapsaugo prekybininkų nuo ilgapirščių. Šiemet iš parduotuvių Baltijos šalyse vagys išnešė prekių už maždaug 150 milijonų litų daugiau nei pernai. Trečdalį prekių nugvelbė nesąžiningi darbuotojai, 45% pirkėjai. Vagys yra ir pasiturintis kartais žmonės, taip pat yra tikrai daug ne tiek asocialių, kiek priklausomybės turinčių asmenų. Gali būti taip pat ir grupinės vagystės, kai dalyvauja keli, atrodo iš pažiūros neišsiskiriantys žmonės arba poros, arba net šeimos, kartais į vagystės įtraukiami ir vaikai. Vieni Lietuvos prekybininkai dievagojasi, kad pastaruoju metu pas juos vagysčių skaičius išlieka toks pats. Kiti pripažįsta, kad auga 10-daliu. Vienetų skaičių, vagysčių skaičiami, tai panašų skaičiai, vertės yra didesnės, jeigu pinigai skaičiuoti, tai galbūt dėl to. Statistika iš tikro bandymų vogti išlieka stabiliai jau kelintus metus. Ir mes matome, kad per savaitę bandymų vogti vidutiniškai būna iki 300. Per metus pasikeitė vagysčių įnoriai. Per pusę sumažėjo alkoholio vagysčių, tačiau 3,5 karto dažniau vagiama kavos, trečdaliu daugiau pavagiama ir kosmetikos. Itin paklausus ir sviestas, ir ikrai. Jų viename prekybos centre per pusmetį bandyta pavogti už 1000 litų. Dažniau vagiama ir grupėmis. Taip pat daugėja ir vadinamųjų žaibiškų vagysčių, kai ilgapirščiai štai taip čiumpa prekes ir leidžiasi į kojas. Viktorija Rinkevičiūtė, Remigijus Pakėnas, LNK žinios Vilnius.